Sveiki! Šiandien noriu pradėti nuo Daningo-Kriugerio efekto. Neabejojau, kad visi esate apie jį girdėję, bet tai vienas iš dalykų, kuriuos verta prisiminti reguliariai. Tai Daningo-Kriugerio efektas apibrėžia tai, kad žemesnių gebėjimų ir siauresnių žinių žmonės yra dažnai įsitikinę, kad jie žino viską ir labai įsitikinę savo gebėjimais. Tuo tarpu intelektualai, profesionalai, ekspertai pagal tą žymų posakį yra supratę tą tiesą, kad kuo daugiau žinai, tuo geriau supranti, kaip mažai žinai. Ir jie savim abejoja. Ir berods Karlas Jungas yra pasakęs, kad jeigu pasaulyje būtų daugiau intelektualų, kurie savimi pasitiki, ir mažiau idiotų, kurie savimi pasitiki, tai pasaulis būtų gražesnė vieta. Tai šiandien apie jį kalbu todėl, kad esu sutikusi nemažai verslininkų, kurie yra kategoriškai ir labai giliai įsitikinę, kad kiekvienas dokumentas yra buhalterija. Tai kas darot verslą ilgiau, jau tikrai žinot, kad dokumentai skirstosi į teisinius, administracinius, buhalterinius ir toks dalykas kaip darbo sutartis tai yra teisinis dokumentas. Įsakymas komandiruoti yra personalo dokumentas, važtaraštis yra krovinio dokumentas. Taip, tai yra dokumentai, bet tai toli gražu ne buhalterija. Juose yra arba gali būti buhalteriui svarbi ir reikšminga informacija, bet už jos parengimą atsakingas ne buhalteris. Iš kur yra tas įsitikinimas, kad buhalteris privalo juos rengti? Tai Lietuva yra tas kraštas, kur didelių verslų nėra daug, yra maži arba vidutiniai ir mažame versle buhalteris yra tas žmogus, kuris dengia ir tas pareigybės, kurių nėra. Tai yra juristas ir personalistas. Buhalterio darbas yra glaudžiai susijęs su teise, tame tarpe su mokestinė ir darbo teise. Tai jisai gali tą padaryti nesunkiai tol, kol verslo operacijos yra ganėtinai tipinės ir standartinės. Kaip ir vadovas, nedideliam versle yra žmogus orkestras, jis yra ir marketingistas, ir visuomenės ryšių atstovas, ir pardavėjas, daug asmenybių viename. Bet jeigu jūs perkat buhalterinės paslaugas iš įmonės, apskaitos įmonės, tai būkit tikri, kad visi šitie išvardinti dalykai, tai yra darbo sutarčių rengimas arba personalo įsakymai, bus apskaitoma kaip papildoma paslauga. Tokios įmonės tikrai gali tą padaryti ir pakankamai profesionaliai, bet neturite teisės reikalauti iš jų to, nes tai nėra jų prievolė. Galite susitarti, bet įsitikinimą, jeigu vis dar kažkam jis yra, labai rekomenduoju pakeisti. Antras gilus, gajus įsitikinimas yra, kad verslo pinigai yra mano pinigai. Tai vėlgi, linkėdama jums paprastesnio, sklandesnio ir pelningesnio gyvenimo, labai nuoširdžiai patariu šitą įsitikinimą pakeisti. Nes tą dieną, kai jūs įkūrėt savo verslą ir įpūtėt jam gyvybę, jūs sukūrėt atskirą subjektą ir paleidot į pasaulį gyvuoti savarankiškai. Ir verslas jau eina sava vaga, jūs sava vaga, žinoma, jūs ten glaudžiai susiję, vienas kitą įtakojat. Bet tarp kitko, visai ne į temą, galiu pasakyti, kad verslas yra tikrai labai galinga ir stipriai ugdanti psichologijos mokykla tame tarpe, ekonomikos, psichologijos ir tų dalykų, bet tai yra atskira, tai nėra vienas ir tas pats. Ir prieš keletą metų klausiausi konferenciją ir ten kalbėjo turizmo srities atstovė ir įvardino tokį stulbinančiai aukštą procentą. Aš tikrai nepasakysiu tiksliai, koks tai buvo procentas, bet buvo įspūdingas. Greičiausiai tai buvo kažkas apie 70% visų bankrotų turizmo sektoriuje įvyksta todėl, kad verslo savininkas supainiojo savo ir verslo kišenę. Tai labai tikiuosi, kad kitose sektoriuose tai yra mažiau paplitęs reiškinys, bet kad jis yra paplitęs, tai faktas. Ir dabar, kas vyksta, jeigu mes visgi nesugebam atskirti verslo ir savo nuo savos kišenės, tai vyksta tokia kelionė ganėtinai greita link bankroto. Jeigu vadovas,
dažniausiai būna steigėjas ir vadovas, ar ne vienas ir tas pats asmuo, ir pasiskiria savo nedidelį atlyginimą optimizuodamas mokesčius, tai natūralu, kad jisai metų eigoje pritrūksta pinigų asmeniniam gyvenimui ir juos ima iš įmonės. Aš nesakau, kad to kategoriškai negalima daryti. Gyvenimas yra visoks. Ir tikrai gana tipinė situacija. Bet jeigu jūs tą daro, tai labai rekomenduočiau vėlgi arba užsivesti savo Exceliuką, arba atsidaryti atskirą banko sąskaitą, kur jūs persivedate tą sumą, kurios jums pragyvenimui reikės, kurią jūs norėsite išsiimti iš įmonės anksčiau ar vėliau. Ir išsiiminėti iš ten pervestos sumos tam tikrą sumą atskaičius jums priklausančius mokesčius. Jeigu jūs esat nedidelė uždara akcinė bendrovė, nesiekianti apyvartos 300 000 per metus, tai bus 20%. 5% pelno mokestis ir 15% GPM. Jeigu jūs esat mažosios bendrijos narys, tai mokesčiai bus dar mažesni ir kitokie, bet vis tiek bus, tai jūs išsiimat iš tos sąskaitos tą sumą pragyvenimui reikalingą, atskaitę ir palikę joje sumą reikalingą mokesčiams, nes jie vis tiek ateis anksčiau ar vėliau. Ir jeigu jūs būsit tam pasiruošę, tai jūs būsit pasiruošę ir išvairuoti karštesnėse situacijose. Tai, kaip jau minėjau, aš tikrai labai kaip velnės kryžiaus vengiu žmonių, kurie yra labai kategoriškai teisūs, nes man tai yra labai garsus signalas apie tai, kad jie yra apriboti žinojimo, apriboti matymo ir daug ko nežino arba tiesiog nenori žinoti. Ir, sakykime, aš pati asmeniškai reguliariai susimoku pinigus už tai, kad išgirsčiau iš mentoriaus visiškai nešališko žmogaus tuos dalykus ir tą tiesą, kurios aš nenoriu girdėti ir kurios aš nenoriu matyti. Ir galiu pasakyti, kad tai yra labai efektyvus kelias į ramesnį, sklandesnį gyvenimą ir sutaupo tikrai daug energijos konfliktams, jų tiesiog nebevyksta. Ir nenoriu pasakyti, kad aš esu kažkoks labai sėkmės pavyzdys, tik noriu pasidalinti tuo, ką pati atradau, kas man padėjo ir pasiteisino. Tai raginu jūs visus labai kritiškai klausytis ir kritiškai mąstyti ir atsirinkinėti tai, kas tinka, o nebūtinai vykdyti viską, ką čia išgirstat. Dabar su mokesčiais esu girdėjus labai daug tokių kontraargumentų, kad kodėl aš juos turiu mokėti, nes tai yra, aš ir taip kuriu naudą, įsteigiu darbo vietas ir viską ten darau labai gerai, o mokesčiai ir valstybė man nieko atgal neduoda. Tai jeigu dar vis kyla tokių klausimų, rekomenduoju sugrįžti į ankstesnius video ir pasiklausyti apie pasitikėjimo ekonomiką ir apie tai, kad civilizacija ir mokesčiai yra glaudžiai susiję ir vienas be kito dėja neegzistuoja. Jeigu manom, kad Lietuvoje yra aukšti mokesčiai, tai pasidairykim po Skandinavijos šalis. Jeigu susidūrėm ir žinom, kad Amerikoje labai palanki mokestinė terpė, tai pabandykit ten susirgti. Pamatysit, kad kiekvienas pliusas turi ir savo minusą. Tai iš tos serijos, kai steigiam verslą, ar ne, ir pasiryžtam jį daryti, tai maždaug kaip tam posakį, jeigu jau aš pasiryžau šokti, tai aš ir nušokau ir pakely nebeapsigalvoju. Pasiryžo daryti verslą, pasiryžot ir susidurti su tam tikrais iššūkiais, tame tarpe su mokesčiais, tame tarpe su buhalterija. Ir yra toks labai geras angliškas posakis: easy choice is hard life, hard choice is easy life. Tai reiškia, kad jeigu sunkius pasirinkimus padarau dabar, tai ateityje manęs laukia lengvesnis gyvenimas. Jeigu visgi aš renkuosi vien tik tai lengvus ir komfortiškus pasirinkimus, tai ateityje gyvenimas bus sunkesnis. Labai linkiu visiems nebijoti tų sunkių pasirinkimų, labai gerai pasverti, kokią naudą jie jums duos, ką jūs išlošite dabar, būdami komfortiškoje situacijoje, kiek galite, kuo rizikuojate, kas laukia ateityje. Ir tikrai nebijoti sunkių pasirinkimų, nes jie anksčiau ar vėliau duoda nuostabius dividendus ir linkiu, kad tie sunkus pasirinkimai kuo anksčiau sugrįžtų su dideliais dividendais. Gražios dienos ir iki sekančių susitikimų.